Sveiki. Sveiki, esu Darius Kodaravičius, BIM koordinatorius, atstovauju įmonę ITKausta. Trumpai pristatysime šiandien šias temas. Tai procesai pačioje įmonėje, BIM projektai, bei kokia nauda įdiegus BIM ir kur reikėtų dar padirbėti. Tai trumpai apie pačius procesus ir naudojimą programinę įrangą. ITKausta naudoja RIB-ITU įrankį, kuris yra vokiečių. Norisi akcentuoti įrankio lankstumą renkantis pačius BIM modelius. Galime būti nepriklausomi ir naudoti skirtingų tipų BIM modelius viename projekte. Taip pat, turėdami integracijas su buhalterinės apskaitos programomis, elektroninėmis sąskaitomis, galim pilnai naudoti to vadinamo 5D funkcionalumų statybų versle. Kaip žinome, bendras procesas prasideda nuo projektavimo, baigėsi pastato eksploatacija ir susideda iš visiems jau puikiai žinomų etapų. Tai yra projektavimas, sąmatos, konkursavimai, statyba bei aptarnavimas. ITKausta naudojimo RIB-ITU technologija apjungia skaičiavimo, konkursavimo vykdymo etapus bei leidžia naudotis vadinamas 5D privalumais. Ir kas tą sudaro minėtą 5D ar BIM 5D procesą, tai pradžia yra projekto apdorojimas su komanda, virtuali, tai vadinama 5D laboratorija, kur atliekamas visas projekto simulacija, tai projektavimo kontrolė, nepriklausomai nuo gaunamos informacijos, kiekių skaičiavimas, sąmatos parengimas, pasiūlymo formavimas, pačių subrangovų apklausimas, projekto valdymas ir kontrolė. Kas vėliau yra lygiagrečiai siejama ir analizuojama su pačiu gamybos procesu. Ir jau mes galime analizuoti pačius nuokrypius, atsiradusius pakeitimus. Informacija apie sąsają su vadinamos projektavimo CAD sistemomis yra 3 pagrindiniai etapai arba būdai, kaip mes ją pasiemam. Tai vienas yra plėtiniai arba vadinami įskiepiai programai, kur galim apdoroti arba pasimti mums reikiamą informaciją, ją kontroliuoti. Galime įsisavinti originalius formatus, tokius kaip IFC arba DVG. Taip pat turim galimybę naudotis BIM Qualifier, kur pasižiūrim projekto kaip BIM-inio kokybę, kas liečia ne tik sankirtas, bet atributų vientisumą, medžiagiškumą, jų struktūrą. Visą tai dirba vienoj komandai, nes yra vienas modelis ir kiekvienas atlieka savo funkciją. Tai ar tai būtų BIM ekspertas modelio kokybei užtikrinti, ar tai kiekių skaičiavimas, ar tai sąmatininkas. Ir viskas vyksta realių laikų vienoje vietoje. Vėliau visa informacija perduodama į gamybą ir naudojamas vienu ir tą pačiu. Mūsų BIM projektas laimėtojas, tai yra naujoji Riviera. Yra užsakovas ITKausta būstas, generalinis rangovas ITKausta, projektuotojas Unitectus. Tai yra mūsų pirmas pilotinis BIM projektas, darytas mūsų pačių iniciatyva, kuriame turėjome projekto detalumą, vadinamą LOT 350. Norėjome, kad BIM modelis turėtų ne tik vadinamus geometrinius parametrus, bet ir savo medžiagiškumą, kitas savybės. Taip pat, kas dažniausiai sutinkama, BIM modelis buvo naudojamas ir vizualizacijom kurtis, kurios toliau keliavo kaip marketinginė projekto medžiaga. Inžinerinės sistemos buvo taip pat projektuojamas 3D formate. Inžinerinės sistemos buvo sujungtos su architektūrom ir konstrukciniam dalim, kas leido analizuoti sankirtas. Pačio BIM modelio paruošimas darbui vyko su minėta ITU programa. Tai buvo elementų grupavimas, tikrinamas atributų vientisumas. Ir po elementų grupavimo automatiškai buvo pradėti skaičiuoti kiekiai, juos susijant su įkainių duomenų baze. Ir tokiu būdu buvo formuojama
projekto sąmata. Sekantis etapas buvo, kad visi vėliau priskiriami elementai grupuojami ir surišimi su projekto grafiku, kas leido toliau analizuoti, planuoti statybos eigą, pinigų srautus arba tos kitaip vadinamą 5D procesą. Darant simuliaciją, labai greit galėdama identifikuoti technologinės klaidas, analizuoti pinigų srautus. Tai, kaip minėjau, buvo vidinis projektas. Tačiau pilnas BIM funkcionalumas buvo išnaudotas projekte, vadinamą Nordica. Kas jame buvo daroma kitaip, arba kas buvo jame daroma. Tai užsakovas yra prekybos parkas, rangovas Itkausta, bei projektuotojai Unitektus, Deskon, Dizaja ir Jėgos linija. Apsikeitimas informacija tarp užsakovo, projektuotojo ir rangovo vyko Tekla BIM site pagalba, arba joje vadinama aplinkoje, ir tai vyko nuo techninio projekto rengimo stadijos iki pat projekto užbaigimo stadijos. Tekla BIM buvo daromas detalus pačio projekto aptarimas, sankirtų analizė, komentarai, pataisimai. Tai leido sumažinti gyvų susitikimų skaičių ar jų poreikį, paspartinti patį procesą ir vykdyti skaitmeninę informacijos apsikeitimą virtualioje erdvėje. Vykdomo metu laiko planavimui naudojama BIM modelį, kas leido stebėti, kaip atitinka virtualus, realus statybos procesai. Kalbant apie inžinerinės sistemas, buvo gerokai detalesnis ir integruotas. Buvo gerokai detalesnės inžinerinės sistemos bei integruotos su architektūra ir konstrukcinėmis dalimis. Projektuotojas Dizaja prisidėjo prie BIM detalių projektavimų, padarė detalės vandentiekio, nuotekų ir švok darbo projekto dalis. Vėliau pati modelio informacija apie elementus buvo įmama tiesiai iš modelio. Apsikeitimą apie gaminius vyko remiantis BIM informacija. O viena iš vadinamų pirmųjų simuliacijų planavimo etape, kai BIM modelis buvo susietas su technologiniu darbų vykdymo grafiku, vėliau su ta pačia sąmata. Ir tai leido turėti tas vadinamas 5D bei 4D dimensijas, kas yra laiko susijimo su grafiku. Ir jeigu akcentuot, kas buvo padaryta, tai pirmas BIM projektas Lietuvoje, įgyvendintas pilna 5D apimti, pradedant nuo sudėtingų geometrinių formų modeliavimo bei baigiant laiko planavimu bei kaštų valdymu. Trumpai, jeigu aptarsim naudą bei iššūkius, kurią matot skaidrę, tai yra mūsų programinės įrangos tiekėjo vieno iš kliento paruošta iš Stanfordo universiteto tyrimų medžiaga. Tai įsidiegus BIM galima gauti naudos, kad analizavimo laikas skaitmeninių modelių trumpėja apie 80%, projekto valdymas, pakeitimų valdymas taip pat yra gerokai aiškesnis, o sąnaudos ir projekto ciklo sutrumpėjimas galimas apie 20%. Taip pat labai svarbus etapas arba akcentas yra, kad mes gebam valdyti, mažinti riziką turėdami BIM ir užtikrinti pačią pastato kokybę. Tai tas mūsų yra siekis. Dabar apie iššūkius, tai kaip mes dažnai minim, tai yra, matom iš vienos pusės BIM modelius jau turim, tačiau reikalingas reglamentavimas, kad procesas būtų aiškus, turėtumėm standartus, IFC, tai duomenų apsikeitimas palengvintų, žinotumėm, ko prašyti, bendro klasifikatoriaus turėjimas, statybos darbų žurnalo skaitmenizavimas. Dėl pačio BIM projekto kokybės, tai legalios programinės įrangos naudojimas, kas leistų naudotis vadinamams debesų technologijoms ir naudoti naujausius produktus. Toks atributų vientisumas, su kuo dažnai susidūrėme bendraudami su architektais,
kad tam tikras medžiagas vieni vadina savais vardais, tas sudaro tam tikrus nepatogumus. Ir norėtųsi, kad BIM modelis toliau gyvuotų, jį atiduodant eksploatuojančioms įmonėms. Ir be abejo, pačio proceso skaidrumas būtų gerokai didesnis. Tai trumpai tiek. Ačiū.